Pirmas uždavinėlis atrodo nekaltas, atsakymą reikia parašyti paprastąją trupmeną. Čia reikia nesusipainioti, kas yra paprastoji trupmena, tai yra trupmena, kurios pavidalas yra toks, tai yra turi skaitiklį ir vardiklį. Tai yra tokiu pavidalu reikia užrašyti atsakymą. Pirmoji dalis uždavinio 1,1 reikėjo padalyti 2/11 iš 1/5. Puikiai žinom, kad dalybą keičiam daugybą, o jei nežinom, tai sužinosim, apversdami antrąją trupmeną. Daliklį apverčiam. O kaip dauginamos trupmenos, tai labai jau senai mokėmės, bet puikiai atsimenam. Skaitiklį su skaitikliu, vardiklį su vardikliu. Niekas čia nesiprastina, nieko čia gudrauti nereikia. Ir gaunam 10/11. Į atsakymo eilutę įrašom 10/11 ir džiaugiamės. Čia vėlgi reikia paprastąją trupmeną parašyti atsakymą. Tai skaičiuką, kuris yra užrašytas 10 trupmeną, pirmiausia pasiverčiam paprastąją. Kaip jau čia jūs pasivertėt, galima buvo iš karto 17/10. 1,7 yra lygus 17/10. Na ir reikia rasti šių trupmenų sumą. Vardikliai skirtingi, reikia su bendra vardiklint. Papildomas daugiklis, kas taip mokėtės, yra 7, čia papildomas 10. Tai vardiklis bus 70, jūs andauga. Iš karto aš tą rašau, jūs galėjote ir ilgiau tą rašinėti, o skaitiklyje bus 17x7, 17x7. Tai iš papildomo daugiklio ir plus 1x10. Apskaičiavę, nesuklysti čia aišku, 17x7 119, 70 ir 49 119 ir dar 10 129 skaitiklyje, o vardiklyje 70. Atsakymas 129/70. Kas persistengėt išskirdami sveikąją dalį, parodėt, kad esat visai neblogi matematikai, bet suklydot, nes prašė tik atsakymo, prašė paprastąją trupmeną. Jeigu jau suklydo, tai gal komisija bus gailestinga ir labai už tai nebars, bet nežinau, kaip jau čia pažiūrės. Šiaip formaliai atsakymas teisingas tik toks. Šis skaičiukas nesiprastina, o jeigu jis ir prastintųsi, tai yra skaitiklis ir vardiklis pagal mane bent jau neturi bendrų daliklių, natūraliųjų daliklių. Jeigu ir prastintųsi, tai nieks neprašė parašyti atsakymo nesuprastinamą paprastąją trupmeną. Tai yra paprastoji trupmena ir nesuprastinama paprastoji trupmena, tai yra jos abi yra paprastosios trupmenos, bet šiuo atveju tai yra vienintelis teisingas atsakymas.